Žmogaus protą ir jo veikimą žmonės bandė suprasti nuo senų laikų. Ir tas supratimas visada buvo judantis, gyvas procesas. Tradicinė psichologija susiformavo kaip klasikinė akademinė sritis. Prasidėjo nuo Wundto laboratorijos dar XIX amžiaus pabaigoje. Vėliau atėjo Freudas, behaviorizmas, humanistinė psichologija ir galiausiai dabartinis etapas, kai viskas susijungia su neuromokslu. Ten viskas labai struktūruota – tyrimai, statistika, kontrolinės grupės straipsniai, gilu, bet dažniausiai lėta. Reikia nemažai laiko ir oficialaus kelio, kad galėtum tuo naudotis. O neurolinkvistinis programavimas gimė visai kitokiu keliu. 1970-aisiais Richardas Bandleris ir Johnas Grinderis nesėdo kurti kažko naujo nuo nulio. Jie paėmė pačius geriausius praktikus – Fritz Perlsą, Virginia Satir, Miltoną Eriksoną, Gregory Batesoną ir ėmė juos atidžiai stebėti. Išgrynino tai, kas realiai veikdavo darbė su žmonėmis, į paprastus modelius, kuriuos galima perduoti kitiems. Taip gimė modeliavimo metodologija, tyriant genijų praktiką. Tai nebuvo dar viena psichologijos atšaka. Tai buvo praktiškas būdas, kaip išgauti meistriškumą ir kaip jį perduoti. Tai modelis, kaip žmonės suvokia pasaulį, apdoroja informaciją ir elgesį. Tuo pat metu tai įrankiai leidžiantys greitai kurti ryšį, suprasti skirtingus mąstymo modelius bei sąmoningai valdyti komunikaciją. Labai primena atviro kodo judėjimą kompiuterijoje. Tradicinė psichologija – tai lyg tos senosios uždaros sistemos, Microsoft Windows tipo. Stabilus, saugu, gerai ištestuota, bet užrakinta. Puikiai veikia standartinėse situacijose, bet prie kiekvieno unikalaus žmogaus prisitaiko lėtai. Neurolinkvistinis programavimas – tai kaip Linux. Imk, bandyk, keisk, derink su kuo nori ir dalinkis su kitais. Todėl ji taip greitai paplito ne tik universitetuose, bet ir coachinge, versle, sporte, švietime. Ji nėra kažkokia baigta teorija. Tai gyvas įrankių rinkinys, kurį žmonės nuolat tobulina. Ši paralelė nėra atsitiktinė. Neurolinkvistinis programavimas nuo pat pradžių atsirado per modeliavimo principą. Atvira, smalsu ir labai praktiška. Kai programuotojai dalinasi savo kodais, kad visi kartu judėtų greičiau. Tradicinė psichologija dažniausiai ieško atsakymų į klausimą, kodėl taip nutiko ir kasa giliai į praeitį. Neurolinkvistinis programavimas labiau klausia, kaip tai veikia dabar ir ką galime padaryti, kad pasikeistų į gerąją pusę. O kaip su mokslu? Ankstyvoji neurolinkvistinis programavimas buvo drąsus mišinys iš įvairių sričių. Kai kurie konkretūs dalykai, pavyzdžiui, universalūs akių judesių modeliai, nepasitvirtino ir sulaukė kritikos, ir tai suprantama. Bet pagrindinės idėjos šiandien vis geriau sutampa su neuromokslo atradimais. Veidrodiniai neuronai, neuroplastiškumas, embodied cognition ir panašiai. Neurolinkvistinis programavimas niekada ir netvirtino, kad yra grinai mokslinė teorija. Ji – praktiška psichotechnologija. Imi tai, kas veikia ir tobulini toliau. Kaip Linux iš entuziastų hobio išaugo į rimtą pasaulinę jėgą, taip ir neurolinkvistinis programavimas bręsta. Manau, protingiausia yra nesiimti kraštutinumų, nei aklai ginti, nei visiškai atmesti. Geriausia matyti, kad abi pusės turi savo stipriasias vietas. Viena duoda gylį ir patikimumą, kita – greitį ir lankstumą. Kartu jos puikiai papildo viena kitą. NLP nėra psichologijos konkurentė. Ji veikiau yra jos atviroji, prieinamesnė versija, leidžianti meistriškumą pasiekti daug platesniam ratui žmonių. Nes dažniausiai mūsų vidinės problemos, vidiniai konfliktai ar santykių sunkumai kyla todėl, kad naudojame per siaurą žemėlapį realybei suprasti. NLP primena seną gerą Kordžipskio mintį. Žemėlapis nėra teritorija ir duoda konkrečius įrankius tą teritoriją matyti plačiau, o save jausti vientisiau. Čia ne apie stebuklus ar fokusus. Čia apie pagarbų ir smalsų požiūrį į žmogaus patirtį. Ir savo, ir kito tarpusavio ryšį. Jei tau tai rezonuoja, parašyk komentaruose įdomu. Pasidalinsiu gilesnėmis mintimis, technikomis ir konkrečiais praktiniais pavyzdžiais.